Aš esu Dievas ir šalia manęs nėra nieko kito. Mano sūnus Kristus jūs išvadavo iš nuodėmės vergijos. Per jį jūs esate sutaikinti su manimi. Aš jūs labai myliu, bet nuodėmė atitolino mane nuo jūsų, todėl aš siunčiau į žemę savo sūnų Jėzų Kristų. Tik per mano sūnų jūs galite suartėti su manimi. Aš esu šventas todėl ir jūs turite būti šventi. Kristus jūs išvadavo nuo nuodėmės vergijos, per jį jūs galite ateiti pas mane. Norint suartėti su manimi, jūs turite ateiti į maldą. Malda tai pokalbis tarp manęs ir jūsų. Kaip jūs kalbate, aš klausau, kai jūs tylite, aš kalbu. Jums atrodo, kad girdite savo mintis, bet tai gali būti mano mintis. Visada turite pasverti, kas tai per mintys, nes ir velnias gali taip kalbėti. Stebėkite, kokie jausmai užplūsta per tas mintis. Blogis sėja chaosą. Jūsų mintys tai sumaištis, bet mano mintys ramybę nešančios. Kas sakoma per mintis, visada patikrinkite per mano žodį Bibliją, joje yra visi atsakymai. Todėl nepasimeskite ir nepasiklyskite. Aš esu Dievas ir viskas man pavaldu. Todėl sek manimi ir mano sūnumi Jėzumi Kristum ir tu būsi išgelbėtas. Amen.